Ko pritrūko to sėkmingo bendro rezultato? Aš manau, kad mūsų dar komanda dar šią dieną neišmoko žaisti, bet taip vadinamam bangų. Jau jeigu antram kėliniuke mes įgijom solidų pranašumą, būtų gerai, kad eitų rezultatas tolygiai pirmyn, aukštyn ir tada rezultatas būtų kito. Po atitinkamo taškų kiekio mes atsipalaiduojam ar šiek tiek atleidžiam važias gynybą ir už tai mus skaudžiai nubaudžia. Tai jau ne pirmas kartas varžybose. Bet manau, kad mes tobulėjam šitą linkmę irgi einam geryn. Matau, kad komanda jau supranta vienas kitą. Urbano atėjimas taip pat pozityviai veikia visus žaidėjus. Manau, kai įgaus geras fizinės kondicijas, Žydrūnas bus labai naudingas komandai. Šiandien lygiai neblogai sutvarkėt su varžovo aukštaūgiais, tačiau problema buvo maži krepšininkai. Mes akcentavom, žinom, kad pas juos yra daug gerai pataikančių iš tolimesnio atstumo. Mes tai akcentavom, bet matyt, tie, kurie daugiau aikštelė praleido laiko, gal pavargo, šiek tiek atsipalaidavo ir paleidom žaidėjus. Padarėm tą, leidom jiems žaisti taip, kaip jie moka gerai, o patys tolimų metimų tritaškių nepataikėm. Kaip vertinat Urbano debiutą? Teigiamai. Teigiamai, jisai, kaip minėjau, įnešė ramybės, įnešė tokio pasitikėjimo ir žaidėjim, ir man kaip treneriui gerai. Aš manau, kad tikrai bus rimta paspirtis. Treneris, sakykit, kodėl pabaigoje nebaudavo? Likus keliom minutėm... Todėl, kad turėjom dvi pražangas komandinės ir tai nebūtų nieko išmušę. Pagaliau sustabdė, šiek tiek per didelis taškų skirtumas buvo, kad jį prisivyti, jeigu rezultatas būtų 2-3 taškai iki norimo rezultato, tada galim bandyti eiti tokią aferą. O kai rezultatas apie 10 taškų svyruoja, manau, baudų pagalba negalim prisivyti. Labai didelis skirtumas, kaip minėjau.